Gyveno Užvenčio žmonės linksmai ir laimingai. Jie turėjo ypatingą linksmybių šaltinį – žolę, kurią senobiškai pieva vadino. Ją gausiai vartojo ir linksminosi per dienas. Ir darbo metu pievos paragavę nenuobodžiaudavo. Visi būdavo žvalūs ir linksmi. Tadai, mūsų pievą ponas išpjovė. Kur tu buvai, kaip pievą pjovė? Vėl smūkį aruodė. Smukau klėtin, aruodan atsiguliau ir visą kvortą, tiesiai. Užsiverčiau tik. Padeda, nesakyk. Dink iš akių, ponas Edmundai, geruoju, prašau. Dink iš akių! Ir sukilo Užvenčio vyrai ir nuėjo pas poną pievos atsiimti. Tylėt! Ponas dar tebe miega ir negalvoja žadint. Tegul grąžina pievas! Iš kiemo! Aš liepsiu šunis paleist. O mes tiem kudliams sprandelius nusukinėsim. Vyrai, tai kaipgi čia mūsų šunimis? Taigi nebaudžiama? Ponas tegul mūsų pievas grąžina ir kvit. Pagal teisybę, pagal caro raštą. Pievas! 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 Net gavo vyrai savo linksmybių šaltinio žolės. Visas kaimas nuliūdo. Nei vyrai, nei moterys, anei vaikai nebežinojo, ką bedaryti. Iš tos nevilties Užvenčio žmonės prie ratų perėjo. Kur brolis? Išėjo ratų ieškoti. O ratai prie gero neprivedė. Pradėjo vyrams stogai važiuoti. Nebemokėjo jie gyventi. Kažkokie kvaili tapo. Kiti nebeiškentė net kandintis puolė. Ir darbe jau nebe tokie žvalūs buvo. Gatavas. Ir moteris šis nepriteklius skaudžiai palietė. Nebegaudamos pievos, jos senai pamirštas išgertuves prisiminė. Aš gert noriu! Noriu aš gert! Net vyrai vos tvardėsi. Vyrai miške laukia. Baisi naktis. Aš pirmą kartą pajutau, jo galiu pavirsti žvėrimi. Man regi žmonės net varguose laimingesni už mus. Bet sukilo vyrai ir pradėjo sprendimo ieškoti. Ir nutarė jie iš nedorojo pono alų pavogti. Ir atrado žmonės naują džiaugsmo šaltinį. Nė nemirktelėję užvedė naują tusavonę ir vienbalsiai sutarė, kad alus geriausia linksmybių forma. Taip užsimezgė Blindos alaus gamybos
tradicijos.